tikrai pravažiuojam revitalizuotą gatvę. D kategorijos gatvė, kurioje dviračių eismas turi vykti bendrame sraute. Tai dabar man pasakyti, kaip aš turėčiau važiuoti. Bendrame sraute turėčiau palaukti visais automobiliais, braudis tarp veidrodėlių. Ar ką aš turėčiau daryti šitoj revitalizuotoje ir dviračiams pritaikytoje gatvėje. Nežinau, kur yra tas gėris iš siaurinimo ir visiškai nepanaikinimo tranzito, nes šiaip D kategorijos gatvėje tokių kamščių būti neturėtų. Tada natūralu viskas veiktų ir galėtų važiuoti dviračiais bendrame sraute. O kai dabar tenka važiuoti kartu su automobiliais, tai nematau čia, kodėl reikėtų dviratininkams džiaugtis dėl tokių, atsiprašant, revitalizacijų. Kaip dirba šviesoforai, čia apskritai atskira šneka. Naujai įrengtas šviesoforas. Vienoje gatvės pusėje transportinis šviesoforas stovi, kitoje gatvės pusėje transportinis šviesoforas. Ir kaip pamatysite, jie dirba skirtingų režimų. Tai aš kaip dviratininkas visiškai nesuprantu, kodėl turėčiau vadovautis vienu iš šitų šviesoforo, o ne kitu. Na štai, užsiegia kažkam tai šviesoforas, labai akylas turbūt netgi išvelgtų tą žmogeliuką, bet akivaizdu, kad tai netinka konvencijos, nes tai šviesoforas yra transportinis, visai nesvarbu, kas ant jo nupiešta. Taip vyksta darbai. Net nebejoju, kad jokio leidimo nėra.